Jei negalite nustoti apie juos kalbėti, jeigu negalite nustoti apie juos mąstyti, jeigu nuolatos sėdite prie telefono ir laukiate jų skambučio ar jų žinutės, galbūt tai žmogus, su kuriuo jūs susitikinėjate ir galbūt jis tiek neinvestuoja į jūs, kiek jūs norėtumėte. Galbūt tai kažkas, kas ateina ir išeina iš jūsų gyvenimo ir jūs vėl pas juos sugrįžtate. Aš noriu, kad jūs žinotumėte, kad iš tikrųjų tai nėra apie juos, tai ne tai, kad jums jų trūksta, tai galbūt yra tai, kad jums kažko trūksta viduje. Gyvenimas jūsų pakankamai neužima ir aš jūsų nesmerkiu. Daugybė žmonių yra buvę ten, kur esate jūs. Bet apsvarstykite tai, kad galbūt jie tik metafora naujovėms, susijaudinimui, nuotykiui ir kad galbūt tai yra dalykai, kurių jums trūksta. Tai nėra apie juos, tai yra apie jūs, apie santykį su savimi ir apie gyvenimą, kurį žinote, kad turite vesti patys.